Pone Šustauskai, tai ar nepagražino pareigūnai savo pasakojimo teisme, ar iš tikrųjų jau viskas taip ir buvo, kaip jie čia aiškina? Nu, protokolą, kada rašė administracinės teisės pažeidimą, ten aiškiai parašyta. Jie buvo apklausti į pareigūnai ir jie buvo parašyta juodam balta, ką turi keinėse. A čia dabar liūdydami pridėjo žodį jau kišenėse. Jau pareigūną matyt buvo pamokyti kažkieno ir jau atseit klausė, ką turi kišenėse. Bet tai protokolą, tada turi naikinti tą protokolą ir sakyčiau, turi perdaryti tą protokolą. Protokolas, aš gaila, kad neturi čia davęs, ką turi daiktų, taškas, motyvas, ką turi kelnėse. Čia protokolas. Pareigūnai sako, kad neva jie įsižeidė dėl šitų žodžių, ar jūs iš tiesų norėjote žaisti? Gerbiamas advokatas pasakė, jeigu būtų pasakyta negalininko, vardininko, tai reiškia, skaitykit, įžeidžiau. O čia, ką turi, jau galima jie patys atsakė tą klausimą. Į galininko linksnių, tai reiškia, ne jiem buvo taikoma, jeigu ne vardininko, jeigu vardininko, tai skaityk, jums taikau. Jeigu galininko daiktas pasakyti, tai reiškia, ką turi. Ir jie tą paliudija, kad galininko buvo atsakyta. Tai kaip jie galėjo įsižeisti? Kaip man, teks sėst paru, ne? Tai pailsėsius. Paros, kad. Ateisit, atnešit gal beigelį kokį. Tai sakot, parūsės net mieliau negu gerai. Na, aš pinigų neturiu, tai kaip prasidėsiu valgyti. Tai ne pirmas kartas, ar ne? Už tokius panašius įvykius, kada bando jūs pasodinti. Už vieną svarstą, kartą vieną svarstą pašokau, tik atvažiavau. Demokratija tai leidžia. Mes nieko nešiukščių dėžės, nuvertim į langą, jie viduj šokom, mes lauke šokom. Irgi 15 parų, aš nežinau, už ką buvau sodinamas. Dėkui. Tai ar žadat pasirodyti?